Tiek tu ir aš pardavinėjom produktą arba paslaugą, dirbdami bet kokią kompaniją, darydami bet kokį darbą, mes realiai turime parduoti tai, ką mes turime, tai, ką mes žinome, kitiems, kuriems to reikia. Ir šitoje situacijoje yra netgi numeris vienas priežastis, kodėl yra neparduodama. Ir būtent šiame video parodysiu tiksliai, kokia ta priežastis, kaip ją apeiti ir kaip galime išspręsti, kad tie pardavimai iš tikrųjų būtų labai lengvi, labai paprasti ir klientai tiesiog ateitų ir netgi jums įrodinėtų, kodėl jiems reikia jūsų produkto ar paslaugos. Dabar norėjau daryti video su prezervatyvais, bet man, kadangi neleido, dėl to išmesim. Ne visai išmesim. Bet padarysim su pleistru. Pagrindinė priežastis, kodėl žmonės neparduoda produkto ar paslaugos savo, yra todėl, kad jie bando parduoti savo produktą ar paslaugą. Tai yra toks kaip užkirstas kelias, kad jeigu bandysi parduoti paslaugą ir produktą, tai yra pats sunkiausias dalykas, nes tu pardavinėjai savo produktą ir paslaugą. Kaip pavyzdys. Įsivaizduokim, kad mūsų produktas yra pleistras. Dabar mes norime parduoti pleistrą. Kaip mes pardavinėsim pleistrą? Mes negalime kalbėti apie jo struktūrą, iš ko jis sudarytas, kam jisai padeda ir taip toliau, jeigu žmogui tas neaktualu, jeigu žmogus neįsipjovęs. Tai ką mes eisim į gatvę, sakysim, klausyk, čia žinok, labai geras pleistras, čia yra tas, kai tu įsipjausi, tikrai bus nuostabu, šiaip įsidėk į kišenę ir nešiokis, arba štai flyeris, tas, kaip sakant, brošiūra, štai brošiūra, žodžiu, kai tau prireiks, kai tu įsipjausi, iš karto skambik, iš karto galėsi, žodžiu, pasižiūrėti, šitas produktas tau tiks. Taip negali būti. Ir tą dažniausiai kompanijos bando daryti, tai yra siuntinėti visiems brošiūras ir maždaug kam reikia pleistro, kas dabar įsipjovęs ir taip toliau, tam labai reikės ir paskambis ir taip nusipirks. Bet iš tikrųjų tai yra pinigų švaistymas, tai yra laiko švaistymas, pinigų švaistymas. Kodėl? Todėl, kad yra žmonės, kurie jau dabar įsipjovę yra. Yra žmonės, kurie kraujuoja. Yra žmonės, kuriems bėga kraujas. Yra žmonės, kurie išvien dirba tokioje aplinkoje, kuriems įsipjovimai aktualu, pūslės ant rankų ir taip toliau. Čia, aišku, apie pleistrą kalbant. Ir mes galime jiems pataikyti. Ir ką mes turime pardavinėti? Ne pleistrą. Jiems neįdomus pleistras. Jiems yra priemonė sustabdyti kraujavimą, priemonė užkrėtimams sustabdyti, priemonė, kad mozoliai netaip skaudėtų ir taip toliau. Ir jeigu mes pardavinėjame pleistrą, ką dažniausiai kompanijos daro, kiekvienas žmogus, tiek tinklinio marketinge, tiek apskritai, jie bando įkišti produktą, kuris net neįdomus žmonėms. Kaip ir norėjau dėl to su prezervatyvais naudoti, kam įdomus prezervatyvai, kas nori, kas užsivežęs pirkti juos, kam yra tai pats nuostabiausias produktas. Nes tai būtent ir elgiasi tinklinio marketingo ypač. Tai yra pats nuostabiausias produktas, tai yra taip nuostabu, taip faina, taip gerai, taip, tik pirkit. Tai nesupranta, kad iš tikrųjų tas produktas ir yra dažniausiai viena iš priežasčių, kodėl žmonės nenori pirkti, nes jiems neįdomu tai. Nes jiems neįdomus produktas. Jiems netgi šlykštu. Prezervatyvo atveju netgi nieks nenori to prezervatyvo. Bet kita pusė yra, kad ką jisai duoda, kaip ir pleistras, kokią naudą jisai duoda, kokia visumoji per ilgą laiką susidaranti padėka už tai, kad panaudoja pleistrą arba prezervatyvą, yra begalinė, yra labai labai didelė. Ir vat būtent kaip parduoti tada. Ir mes kiekvienas pardavinėjame būtent žmogui sprendimą jo situacijai. Pleistro atveju mes pardavinėjame sprendimą, kai žmogus įsipjovęs. Jiems bėga kraujas, mozoliai yra, jam reikia kažkokios, kas jam padėtų būtent ar skausmą, ar kraują, ar tai kraujo iškritimą sustabdyti ir taip toliau. Ir kad nustotų kraujas bėgti. Mes parduodame jo situacijai, ne jam, jo situacijai. Tad to, jeigu išsiaiškinam, kokia situacija, ar jisai toj situacija yra, kuriai mūsų produktas ir padeda, mes tada galim tai lengvai išsiaiškinę pateikti būtent, kad kokie bus privalumai to viso, kas bus, sustabdys kraują, žodžiu, neužsikrėsi ir, ta prasme, žodžiu, ir švari žaizda bus ir po kažkiek laiko sutaupysi tiek ir tiek pinigų ir taip toliau. Ir mes apie tai šnekant, apie tai kalbant, taikome būtent sprendimą jo situacijai. Ir jeigu mes esame užsivežę dėl savo produkto, tai yra būtent ta vieta, ta didžiausia problema ir ta didžiausia kliūtis mums parduoti produktą. Ir jeigu
Tai sekantis žingsnis tai yra koksai. Kaip rasti tų žmonių, kurie dabar įsipjovė? Kaip rasti tų žmonių, kurie nori to produkto, tai paslaugos? Tie žmonės, kurie jau ieško pirmiausiai paslaugos. Jie ieško nebūtinaigi kaip kokį pleistrą naudoti sustabdyti kraujui, jie ieško ko? Kaip sustabdyti kraujavimą. Jie ieško kaip sustabdyti užkritimą, kraujo užkritimą, ar kaip apsisaugoti nuo kraujo užkritimo, ką daryti įsipjovus stiklu ir taip toliau, jie ieško viso to. Tinklinio marketingo, sakykime, ar apskaitai produkto paslaugos, pavyzdžiui, draudimo, tai ko jie ieško? Ieško, kaip sutaupyti pinigų, kaip užsidirbti daugiau pinigų, kaip, aišku, kai kurie ieško kokį draudimą pasirinkti ir taip toliau, bet daugelį atveju jie ieško tai, kas visiškai nesusijęs su to produktu. Ir tiesiog reikia išsiaiškinti būtent, ką tas produktas duoda, kokį rezultatą duoda. Ir išsiaiškinsit būtent, ko žmonės ieško ir tada galite sujungti būtent tuos du dalykus. Tai jeigu jums įdomu ir jeigu norite daugiau pagalbos, būtent kaip tai išsiaiškinti, kaip tai padaryti, žemiau yra nuoroda, kurioje nuvėjęs, tiesiog galėsiu užsiregistruoti ir gauti netgi nemokamą konsultaciją, plus atsiųsiu video, kuriame ir parodysiu būtent tiksliai, kaip tos dalykus sujungti ir kaip žinoti jūsų produktas, kokį sprendimą žmogui duoda, ką jis išsprendžia ir būtent ko jie jau ieško ir kaip juos rasti. Ir taip labai paprastai jūs parduosite savo produktus, net nesistengdami ir parduosite tiems, kuriems iš tikrųjų reikia. Tai tiek, čia Ramūnas, pirmadienio video ir laukite kitų video. Iki. Pači.